Viskas jau gaus, įskaitant ramybę ir besąlygišką meilę. Nes būtent ši ramybė ir meilė sukuria gausą prastėjimą ir gyvenimo ilgaamžiškumą. Tai yra gyvenimo magijos paslaptis. Tad tiesiog gyvenkite taikoje, harmonijoje ir mylėkite vienas kitą. O dangų žemėje yra jūsų tai tikrai magija. Nes ramus gyvenimas gali atnešti daugiau ramybės ir didelių turtų, viršinčių didžiausios dimensijos vaizduotę. Ramybė yra atsakymas į visas mūsų visuomenės problemas. Jo meilė yra atsakymas į visas mūsų šeimos ir santykių problemas. Ramybė yra atsakymas į mūsų ekonominės bėdas ir akcijų rinkos svyravimus. Taikus sambūvis yra gyvenimo tikslas ir priežastis, dėl kurios esame čia. Neleiskite, kad tai jūs aplenktų ir neleiskite, kad karas ir kitos tragedijos trukdytų jums jausti ramybę. Šie įvykiai yra tik gudrybės, kurios atitraukia jūs nuo ramybės, kuri jau egzistuoja kiekviename iš jūsų. Ir šie įvykiai yra specialiai suorganizuoti, kad nustumtų žmoniją nuo jūsų artėjančio pakylėjimo kurso. Kad ir kas nutiktų mūsų pasaulyje, išlikime ramus ir susitelkę į savo sielą ir pajuskime ramybę. Va tik per jausmus gali atsirasti ramybė. Laikykite šią ramybę ir leiskite išsiskleisti į jūsų paviršių ir palieskite kiekvieną sielą, su kuria susiliečiate. Taip jūs skleidžiate taiką ir atrenate tamsą aplink mūsų žemę. Šviesas jėgų čia yra daug supančių mūsų žemę. Ir kiekvieną vyrą, moterį ir vaiką centrinė saulė atsiunti angelų legios, kad vadovautų ir apsaugotų mus. Nes į žemę ateinančios energijos dabar yra tokios galingos, kad viskas, kas